Vėliau. Labai stresavau. Turit nueiti 50 namų apie. Žinai, kur mes atsiradom? Pensininkų kurorte. Niekas nesupranta, iš vokiečių beveik angliškai. Aš žinau savo žodyną, tu nežinai, ką aš moku, kiek galiu pasakyti. Pakviest mažiausiai 200 skirtingų žmonių. Ir aš galvau, nes tvarkysiu. People of Germany! Aš tų žmonių vietų išsigaščiau. We invite you to the Johannes Fest. Bring your friends, bring your family. Jeigu nepavyks, tai reikės išsimaudyti pelkį. Mes 20 bičiukų iš mokyklos keliaujame ne kur kitur, o į Vokietiją pristatyti retus istorinius kalavijus, kur turėsime suorganizuoti šventę, sukviesti kažkokius tai žmonės ir viską padaryti patys. Nu tai gerai. Šiandieną mes važiuojame į Vokietiją, kur mus pasitiks Vokietijos lietuvių bendruomenės poniutės. Bet mums pirmiausia reikia įsikurti. Aš siūlau tenai. Tikrai jautėsi tas toks nerimas pas mus. Visai linksma buvo. Eliu, viskas. Čia mūsų. Pažiūrėk iš mūsų. Čia mūsų teritorija. Čia mūsų. Tai kai, didumas? Labas! Iš tikrųjų labai buvo smagu, kad gyvai susipažinsi. Išėjom ir tokia atėjo vyrų rimtų. Mes su Lina tokios abidvi, wow, nu tikrai spinduliuojat energiją. Nu gerai, metas atėjo sužinoti tą šiandienos užduotį. Vėliau. Tai šiandien turiu suorganizuoti taip, kad atsitiktų 4 vaikinų komandas. Šiandien pirma diena, kada mes esam šitoj stovyklavietėj ir aš prisėmiau lyderio rolę. Tų komandų tikslas bus pakviesti mažiausiai 200 skirtingų žmonių. Mes sužinojom valandą prieš išvažiavimą. Spontaniškas labai žygis šitas visas mūsų buvo. Čia ne viskas. Turit nueiti 50 namų apie. Labai stresavau, nes come on. Ir nueiti į policijos nuovadą, išsigaudyti iš kažkokių gėlių, nežinau, iš kur jūs įgausit, nunešti gėlių į policijos nuovadą. Gavom užduotį ir aš galvau, nes tvarkysiu. Per kokias 4 valandas tam turėsi. Tai va, taip mes ir išvažiavom į tą Frankfurtą su nemenka užduotim ant pečių. Paskirstė autobusiukais ir mes visi laimingai išvažiavom. Išvežė į kažkokį miestelį, paliko ir sakė, okei, važiuokit, jūs turit užduotį. Žinai, kur mes atsiradom? Pensininkų kurorte. Pačius, čia nieks nepaskambina. O, aš tai turiu ką treiktas. Gerai, čia nieks negyvena. Atidarom. Hello. Do you speak English? Nieko gero, čia pensininkai nešneka. Mus atvežė į miestelį, kurio 5% populiacijos kalba angliškai. Tai 5-3. Tipo... Įsivaizduok, tu bandai paklaust, hello, Dan, žinai, do you speak English? Nai. Niekas nesupranta, iš vokiečių beveik angliškai. Daug kas nemoka kalbėti. Ir tu pagal tą skraidę tiesiog paduodi ir tu bandai verstis rankų, žegnų kalba, va taip, kažkaip. Ir bandai įsiversti. Nu jo, iš pradžių sekėsi žiauriai sunkiai, bet pirma komanda turėjo vieną kozerį. Saulius moka vokiškai, kas yra tiesiog bomba. Wir kommen auf Litauen und wir organisieren eine Fest. O tau čia geriausiai sekasi, kaip dabar kalbėti, ar gali dar geriau? Su Saulium buvo biški sudėtinga man, nes jisai vokiečių kalbą moka, jisai kalba su žmonėm, bet jisai labai prastai approachina žmonės. Iš pradžių biški pikta, nes žmogau, čia aš kalbu vokiškai, ne tu. Wir sind Teenagers und wir mit einer Gymnasium. Wir organisieren eine Fest. Aš dabar kaip matau, tu kalbi kaip robotas. Va tai va, prieini ir pasakai. Aš žinau savo žodyną, tu nežinai, ką aš moku, kiek galiu pasakyti. Aš tų žmonių vietų išsigaščiau. Žiūrėk, tu pasakai informaciją, aš jos paveikiu per emociją, gerai? Nes informacija gerai, informaciją perteikiu, okei. Tu pakalbi vokiškai, aš pakalbu angliškai. Na, o mano komanda turėjo kiek kitokią užduotį. Kaip jos kalnų? Sen, žiauriai baisi pana. Žiauriai gražią merginą buvau sitidė. Hello, maybe you speak English by any chance?
Yes. So we have a mission. Man davė užduotį reselint iš tokio užsegamo, kur prisisega prie šono lipduko, reselint iki kiek ten 200 eurų vertės daiktą. It will be possible to get something more in value than this. Jo, supratau, kad nėra taip lengva. No, okay, thank you. Čia tikrai geriau in value. Ir dar galvoju. Čia yra dezinfekcinis. Tikrai geriau. Tuo tarpu, trečia komanda buvo šiek tiek labiau atsipalaidavus. Aš tai noriu tiesiog atsigult, atsigert šaltai, ta prasme pabūt kažkur kur vėsų, lovai, pamiegot, skaniai, ramiai, kad nebūtų busikė, kad... Vyrai, kas vyksta? Atsibuskit. Ne, aš dabar. Au. Excuse me, do you speak English by any chance? Excuse me, do you speak English by any chance? Excuse me, do you speak English by any chance? Ko ten rudenį? Taip. Excuse me, do you speak English by any chance? Gerai, reikia kažką sumastyti vėl. Reikia kažkur užsilipti tikrai, kad matyčiau. Aš atsistojau, literaliai. Pasidėjau taip rankas ir pradėjau rėkti. People of Germany, we invite you to the... Kaip vadinas? Johannes Fest, we will show you our Lithuanian culture, our songs. Tai vat, nuo tos vietos kažkaip atsirado daugiau motivacijos ir daugiau tokio pačio smagumo. Na gerai, pažiūrėkime, kaip sekėsi Sauliui ir Viliui. Matai, Sauliau, aš gi nepriekabiauju prie vaikų, aš tiesiog duodu kortelės. Būtent tag ir... On English? Man kažkaip labai awkward yra. Nežinau, nes... Aš tai nematau problemos kalbėti su žmogum, bet aš nemoku vokiškai tipo. Ir tiesiog sakyti angliškai prieėjus prie vokiečių, tai biškai nepagarbu. Bet problema ta, kad... Nenoriu kaltinti Sauliaus, bet jis jų nesulaiko dėmesio ir jam neįdomu. Tai aš nežinau, ką daryti. Turbūt man teks eiti ir angliškai kalbėti. Hello, do you speak English by any chance? A little bit. Yeah, so we are teenagers from Lithuania. There will be a big party, everything. Oh, that's We wait for you. We wait for you. I hope to see you there. Aš atėjau su nuotaika, žmonės išėjo su nuotaika. Matot, kaip vyksta viskas. Yes! Guten Tag. Wir organisieren eine Fest. Okay, cool. Thank you. Herzliches Danke. Ja, gerne. Thanks. Have a nice day. Have a nice day. No, this Yes, one. yes, okay? yes. So, okay, bye-bye. Yes! Net jeigu ir neteistas žmogus vis tiek. Geriau pasijaučiau, bent jau aš ir Saulius geriau pasijautė. Saulius tobulėja, aš irgi tobulėjau. Man padeda faktas, kad aš nesijaučiu, kad dirbu vienas. O kol vieni vaikinai rinko žmonės, mes vis dar bandėm treidint. Mums pasisekė, sutikom lietuvius. Turi misiją. Bet gal jums turėjo lightning duoti? Eik tu sau rimtai? Jo. Eik tu sau. Varg. Žiauriai, dėkui. Ne per gerai, kad čia biškai. Į kolekciją. Bet čia žiauriai. Aš gyvenau pakrovėnę, atiduočiau. Mes dabar eisim į gėlių parduotuvę ir bandysim gauti nemokamų gėlių. Nuėjom į gėlių parduotuvę ir ne tai, kad maldavom, mes tiesiog prisistatėm, kad mes esam iš Lietuvos, kalbėjom apie vyrų kalvę ir jinai to susižavėjo ir skyrė mums poštą gėlių. Like a boss. Ir dabar tas gėlės nunešim į policijos nuovadą. Tikiuosi mūsų nesureštuos. Mes tas gėlės tiesiog nunešim policijos pareigūnam, kurie taip sunkiai dirba dėl savo šalies ir padėkosim už jų darbą. O, aguoną gal daryti, jūs. So, we would like to give you flowers. Okay. There is no very special meaning behind it. It's just a challenge for us. We got those flowers from flower shop and we want to give it to you. We're teenagers from Lithuania. Okay. Yeah. Hello. Yeah, hello. So here's the flowers. Just thank you for your hard work that you're doing for this community. Bitte nicht filmen. Taigi,
pagaliau padarę savo užduotis, galėjom keliauti namo. Tik man su savo užduotim nelabai gerai pasibaigė. Jeigu nepavyks, tai reikės išsimaudyti pelkį. Tu neberys. Man tik kas labiausiai patinka, kad čia primyšta visų yra, nu da. Kiek jūs surinksit šiandien pinigų, tokia jums bus vakarienė. Paprasta. Reikia 3 eurų. Mums reikia tų 14 eurų. Tasai vyriškis, nubliavo, čyrė. Tai arba mes varom tą. Apie 40. Ne, jūs dabar sėdite, nieko nereikia. Jūs turite 30 eurų. Kiek mes turim? Jūs turite turėti 30 eurų, jūs 16. Man toks vis negėtų atskirai. Ne performance aš paruošęs. Dabar nulinės situacija. Užteka vieną šūdą pasakyti, negausit ėsti.